Nesu tas, kuriam jūra svetima. Tačiau į pastarosios platybės savo gyvenime išplaukti teko vos kelis kartus. Visai kas kita stebėti jūrą nuo kranto. Čia ji kaskart kitokia, bet vis dar tokia pat artima. Tuo metu užvaldo troškimas atsidurti ten, kažkur už horizonto. Bet plaukiant nuo kranto visat apimdavo ilgesys. Tai ne baimė, nežinomybė, o tiesiog ilgesys savo gimtajam krantui, kurio tikrasis grožis atsiveria širdžiai, dėja tik tolstant nuo jo. Bet tai būna su daug kuo. Ir gimtųjų namų praradimas yra vienas iš dalykų, kuriuos tuo metu pradedi vertinti nuoširdžiai. Žinoma, pats laivo atsišvartavimo nuo kranto aktas tarsi simbolizuoja naujos pradžios etapą. Tiek jūrininko, tiek pačio laivo buvimas čia ir dabar išnyksta kažkur horizonto ūkanoje. Tačiau visai kas kita su laivais, kurie pasmerkti niekada neatsišvartuoti nuo betoninės ribos, skiriančios žemę ir vandenį. Nuo pastarųjų denio negali pažvelgti į gimtuosius namus su ilgesiu. Ir galiu tik spėti, jog jūrininkui toks laivas prilygsta kaliniui, kuris prirakintas grandinėmis prie grotomis dengto lango, priverstas žvelgti į mažo pasaulėlio skiautę, nušviestą saulės atspindžių, atsimušančių nuo raibuliuojančio vandens į jo denį. Vasilijus Petrovičius tuo metu, kai man išklojo šį pasakojimą, dar buvo jaunas jūreivis, kurio atmintyje išliko ilgesys būtent tokiam pasmerktam kalėti laivui. Įdomiausia šioje trumpoje istorijoje man pasirodė tai, jog jis, būdamas tolimųjų vandenynų klajūnas, taip įprasmino, net ne visai laivo, bereikšmę egzistenciją, jog šis dar vaikystėje patirtas nuotykis jį įkvėpė paskirti savo gyvenimą horizonto įžadams. Gal pagalvosite, jog laivo titulas tokiam plūduriuojančiam daiktui buvo per skambus. Juolab ir personalo dirbančio jūrininkais jis tikriausiai neturėjo. O kaip vėliau paaiškės, apskritai, tai buvo tik plūduriuojančios geldos palaikai. Tačiau vaiko akims tai buvo pats tikriausias plaukiantis laivas, kuris turėjo savo istoriją, kurios vingiai, beje, tapo pačiu prasčiausiu šio daikto likimu. Tačiau buvo geriausias atradimas šiam vaikui ir kelrodis link to, kuo jis turėjo tapti užaugęs. Vasia, kaip jį mėgo vadinti šeimos nariai ir draugai, augo inkubatoriaus sąlygomis. Bent jau visada pakeltų tonų tai buvo pamėgęs kartoti jo tėvo brolis. Ypač kai Vasia mėgdavo parodyti ožius, be galo jį lepinusi mačiutei. Kuomet pastaroji visą dieną plušėjusi virtuvėje, sulaukdavo Vasilijaus Petrovičiaus skundų. Neįtikti anūkui galėjo bet kas, bet labiausiai vaikėzas mėgdavo krapštytis maiste ir visad rasdavo įvairiausių svetimkūnių, kurie iškart suspenduodavo visą maistą lėkštėje. Vasia tuo metu buvo tik ką pradėjęs lankyti mokyklą, o jo dėdė savo būdingoje pozoje, stebėdamas sūnėno garsiai reiškiamą nepasitenkinimą, virtuvės tarpduryje sukryžiuodamis rankomis ir nugarą atrėmęs į durų staktą, kaskart ištardavo savo motinai tuos pačius žodžius. Vasia augo inkubatoriaus sąlygomis. Ilgai nešite šitą naštą su savimi, jeigu nepasikeisite pati, mama. Bet motina neklausydavo tokių sūnaus priekaištų. Ji tik norėjo atsigriebti už prarastą laiką. Vis tikėjo, jog per mažai rūpinosi savo vaikais. Ir dabar, kai turi Vasią, tarsi įgijo galimybę pasitaisyti. Anūkas jai nebuvo akstinas grįžti į jaunystės dienas, kaip tai dažnai pasitaiko. Ji ir pati mokėjo susikurti savo jaunystę, tačiau ją slėgė kiti praeities šešėliai, kuriuos ją į galvą kadaise įkėlė tie patys pernelyg lepinti jos vaikai. Na, o ir ji pati vietoje emocinės brandos fetišo viską stengėsi kompensuoti perdėtų rūpesčių, kuris virsdavo paprasčiausių pataikavimų. Vasilijus Petrovičius tokį močiutės paveikslą taip pat perprato gan anksti ir mokėjo pasitelkti visas jos spalvas savo gėriui pamaloninti. Matyt, norėjo būti panašus į dėdę, kuris eidamas 40 niekaip negalėjo palikti gimtosios namų krantinės ir motinos Sijono.
Žinoma, Vasiai buvo svarbus ir jo tėvas, kuris tuo metu dirbo taksistu ir buvo įsitraukęs į to meto azartinius žaidimus. Vasia pamena net kuriozinę situaciją, kuomet tėvas namo grįžo vėlai vakare ir labai susijaudinęs motinai priekaištavo, jog pastaroji visiškai netaupanti pinigų, jog jis dabar nežinas, kaip jam reikės išpirkti taksi automobilio plafoną, kurį paliko vyrams garaže kaip užstatą, pralošęs visai sėkmingą, turėjusią būti pokerio partiją. Vaikui tuomet atrodė, tokie saugusių rūpesčiai visai natūralūs ir su kuriais, kaip jis save tuomet tikino, ateityje galėsis pakankamai nesunkiai susidoroti. Tėvas kartkartėmis lošdavo kortomis ne tik garažų bendrijoje, kurioje vyrai rinkdavosi prie sargų būdelės, galėdami pabėgti su svarbia užduotimi nuo savo šeimų, bet ir rimtuose kavinėse, kur retai užsukdavo įstatymą saugantis draugovininkai. Tėvas dažniausiai dingdavo vakarais ir grįždavo vėlai naktį. Kartais Vasia gulėdamas lovoje girdėdavo, kaip jis tyliai virtuvės šviesoje prasiskverbiančioje pro uždarytų jo kambario durų slenksčio plyšį pasakodavo mamai prižadintai iš miego apie savo nuotykius alubaryje. O motina nedaug žodžiaudavo, bet mokėjo išklausyti tokius vyro žygdarbius. Vasia tuo metu jausdavosi labai laimingas. Jam nerūpėjo, ką kalba tėvas. Tačiau jis jautėsi saugus, juk vien jo buvimas namuose gražindavo jam saugumo jausmą. Tačiau vieną kartą tėvas grįžo sunerimęs labiau nei įprasta. Vasilijus Petrovičius pamena, kaip tuo metu jį patį sujaudino tėvo ištarti žodžiai, nors ir nieko doro iš tėvo monologo jis nesuprato. Jis tik prisimena, kaip tėvas tą kartą grįžęs namo, jau paryčiais ir įžengęs pro namų duris, dar nenusiavęs batų ir nepasikabinęs spintoje palto, gal tik staigiai nuo galvos sviedęs skrybelį į koridoriaus kampą ant grindų, pasitikusiai jį mamai pasakė: "Regata nuskendo." Tai nuskambėjo tarsi nuosprendis. Vaikas matė tėvo stiklinės akis žvelgiančias į motiną. Kas toji regata ir kas nuskendo, Vasia tuo metu negalėjo suprasti. Tačiau jam įsiminė, jog išgirdus tuos žodžius šiurpuliukai perėjo per visą jo kūną. Kiek įspūdžio tokiam mažam vaikui, kad šių žodžių įspaudos jo sąmonėje išliko visam gyvenimui. Dar įdomiau, jog likimas šį vaikėzą su regata suvedė po kelių metų. Tėvas tądien namuose neužtruko, nors dažniausiai jis miegodavo iki pusiaudienio. Tačiau šį kartą jis kažkur išskubėjo vos nusiprausęs ir kažką užkandęs virtuvėje. Namuose tvyrojo keista įtampa. Išėjus tėvui ir Vasiai likus namie su mama, jis iškart prisliūkino prie jos ir paklausė, kas yra toji regata ir kur jis girdėjo šį žodį anksčiau. Mama nesuteikė didelės reikšmės tokiam vaiko smalsumui, tačiau paaiškino, jog tėvas kartais žaidžia kortomis įvairiuose bufetuose. Tuo pačiu po ilgų pavakarojimų išvežiojo pastarųjų lankytojus po namus. Tad šį kartą jis žaidė regatoje, o tai yra mūsų augančio miestelio vienas iš simbolių. Be kostiumo ten neįleisdavo jokio vyro. Ten ir aš susipažinau su tavo tėvu. Atsidusdama pakreipė savo žvilgsnį pro langą kažkur į tolį motiną. Tai kas nutiko tam simboliui? Dar labiau sunerimęs paklausė Vasilijus. Sako, jog nuskendo per šiąnakt siautusią audrą. Bet kokia ten audra turėjo būti, jog nugramzdinti dugnan tokį griozdą aš neįsivaizduoju. Abejodama tęsė jį. Vasilijus su tėvais gyveno miesto pakraštyje, tik drėgnų pievų viduryje išaugusiuose betoninėse džiunglėse. Tai buvo niūri šlapio pilko betono realybė, įtvirtinusi savo gyvenimo taisyklės, kurios ilgainiui legitimavosi šių pilkų monolitinių celių gyventojų akise. Ten siautė nuolatiniai skersvėjai ir pro naujutėlėlius namų langus besiskverbiančios vėtros nuolat savo švilpesiu įvesdavo tarsi naujos gyvybės į kiekvieną iš šių džiunglių gyventojų urvelius. Net kuomet mama atsakingai paruošdavo langus žiemai, užkaišiojus juos vata ir apklijavusi lipnia popierinę juostą, vis tiek galėjai pajusti gamtos galią.
ir akistatoje su skersvėjo vėtromis praleisti bemiegę naktį. Tačiau ši naktis regis buvo visai rami, jau tyliai savo ištarė Vasilijus Petrovičius. Kas galėjo nutikti? Atsakymo Vasilijus nesulaukė nei iš tėvų, nei aplinkinių turbūt iki pat nūdienos. Bet kaip ir minėjau, mane sudomino ne įvykio chronologija, o būtent tolimesni Petrovičiaus išgyvenimai susiję su šiuo atsitikimu. Po kelių metų, kai Vasiai buvo vos 9, po ilgos ligos mirė jo tėvas. Sunku pasakyti, kas labiau kėlė širdgėlą šiam vaikui. Ar tėvo išėjimas, ar ilgai judviejų su mama stebėta jo kelionė myriop, kuri galiausiai išvadavo šeimą nuo kančių. Vasilijus iki dabar negali pasakyti, o gal tiesiog pripažinti, jog ši mirtis buvo geriausia, kas tuo metu galėjo nutikti. Kaip kartojo jo dėdė, tas vaikas augo inkubatoriaus sąlygomis, tad iš namų išeidavo retai. Draugų taip pat turėjo nedaug, o ir tie keletas buvo ne kitokio auklėjimo scenarijaus. Tačiau mirus tėvui Vasilijus Petrovičiaus gyvenimas pasikeitė. Jis vis dažniau vėluodavo į pamokas, namų darbus taip pat atlikdavo tik formaliai, o mama retai priekaištaudavo už tokį sūnaus aplaidumą. Ką jau kalbėti apie rimtą pokalbį su berniuku, ar tikrą pagalbą sprendžiant vidinės jo problemas. Bet motina suprato, jog augina vyrą, bent jau norėjo, kad jis tokiu taptų. Tad ir vadeles atleisdavo vis stipriau. Jai atrodė, jog tai puikus sprendimas, jeigu jis pats mokysis atsakyti už savo veiksmų padarinius. Tad net į mokyklą žadindavo jį retai. O Vasė į šią įstaigą taip pat neskubėdavo. Juolab pačiai mamai teko dirbti daug, todėl jis greitai prato laiką namie leisti vienas. Mama skatino sūnų daugiau laiko praleisti kieme, susirasti naujų draugų. Juolab tais laikais betoninių pilkų džiunglių asfalto aikštelės buvo pilnas vaikėzų. Vasiai tokia draugija nebuvo miela, o ir kieminiai bendrauti su vaiku, kuris gyvena tame pačiame kieme, bet buvo praktiškai nematomas, neskubėdavo. Tačiau viena diena buvo kitokia nei daugelis Vasios laiko praleidimo spokstant į dangų iš daugiabučio balkono dienų. Tai buvo šiltas vasaros atostogų rytas. Vasilijus Petrovičius pamėgino paeksperimentuoti ir iš savo balkonėlio, kuriame jau buvo praleidęs pirmąjį atostogų mėnesį ir medinėje dėžėje jau spėjęs užauginti gana gausų salotų lapelių derlių, nedrąsiai išėjo į lauką. Regis buvo susigalvojęs kažkokią užduotį, bet jau negalėjo prisiminti kokią, nes matyt tai tik buvo pasiteisinimas pridengti baimei, kurią jausdavo būnąs ne namų aplinkoje. Žinoma, kaip ir kelis kartus iki tol, taip ir tą kartą jis toli nuo gimtosios laiptinės nepasitraukė. Skynė prinokusių pienių žiedus artimiausiame žolyne ir kažką jis raižė pritūpęs ant plytelių daugiabučio prieangyje. Kai tuo metu jam už nugaros pasigirdo negirdėto vaikėzo balsas. Ką čia darai, Vasia? Vasilijus Petrovičius labai nustebo, jog kažkas į jį kreipėsi vardu. Juk taip galėjo kreiptis tik vos keli pažįstami vaikai iš klasės ir artimieji, o čia nors ir įrėmintas kvadratiniais šešėliais, tačiau jam neaprėpiamai didelis kiemas. Vasilijus nedrąsiai atsigręžė atgal. Prieš save pamatė bernioką, ryškiais oranžiniais plaukais ir strazdanotų veidu. Regis ir tuo metu saulė švietė jam tiesiai ant tų strazdano, kurios tiesiog dauginosi Vasės akivaizdoje. Bent jau taip jam atrodė, nes kažkur buvo girdėjęs, jog būtent saulė taip apdovanojo vaikus, tad nuo to laiko pats stengėsi privengti šio gamtos reiškinio. Dar šis berniukas rankoje laikė seną odinį pavadėlį, o jo pakojose stovėjo nedidelis ir jo akivaizdžiai gerokai pagyvenęs, tamsiai rudos spalvos beveislis šuva. Smailiu snukučiu, kurį nieko nelaukdamas vaikas pristatė pirmiausiai. Tai Džekis, o aš Morė, Morisas. Išdidžiai išdėstė jis. Iš kur žinai mano vardą? Stodamasis nuo betoninės žemės paklausė Petrovičius. Aš tave pamenu, tu mano draugų klasiokas. Ir gal pameni pats. Dar aną vasarą buvai iškėlęs kažkokį lapelį savo namų balkone. Ten buvo ne lapelis, o vėliava. Aš dažnai jas gaminu ir klijuoju medinį kotą prie balkono sienos.
Kad visi matytų, atsakė jam Vasilijus, vis labiau įgaudamas pasitikėjimą savimi. Čia tai geras. Tik tiek išlemeno berniokas ir nuėjęs tolimiau atsisėdo ant senais žaliais dažais suskirdijusio suoliuko. Vasė priejo arčiau. Tai ką tu čia veiki? Ką veiki šiame kieme? Smalsiai klausė Vasilijus, nors jo žvilgsnis buvo įbestas į šunį. Berniukas grumuliuodamas rankose pavadėlį tik gūžtelėjo pečiais ir įsivyravo jau vasaros popietį į kieme būdinga tyla. Morė vis dar sėdėjo. Jo žvilgsnis buvo nukreiptas kažkur į tolį. Šuo palindęs po suoliuku jau regis snaudė pavėsio kertelėje. O Vasilijaus Petrovičiaus galvoje vis sukosi mintis, ką įdomaus pasiūlyti nuveikti šiam berniokui. Staiga Morė pats, tarsi buvęs pasinėręs į kažkokią nirvaną, grįžo į realų pasaulį ir pašokęs nuo suoliuko bei greitų judesių viena ranka užsegęs pavadėlį už Džekio antkaklyje pritvirtintas geležinės kilpas sušuko. Sugalvojau, eime su manimi iki paskendusio laivo, dedu galvą nukirsti, tu ten nesi buvęs. Tikrai nesu, o ir nežinau ar galima, panašu, jog tai labai toli, manęs gali pasigesti mama. Baik tik, kur ji yra, tikriausiai darbe? Taip, darbe ir grįš vakarop apie 7, patikino savo pašnekovą Vasilijus. Tai iki to laiko mes tikrai spėsime, valanda ten, valanda šen ir būsime vėl kieme. Jau dėdamas pirmuosius žingsnius nežinoma Vasiai kryptimi išpiškino Morisas. Iš tiesų, Petrovičius ir pats seniai svajojo apie panašų nuotykį. Jis išvydo viziją, kaip grįžta pavasaros atostogų atgal į mokyklą ir pasakojo klasiokom, kur jis buvo. Jis norėjo pabuvoti ten, kur nėra buvęs nei vienas jo pažįstamas vaikėzas. Gal ši svaja, gal visa tai tempta pirmin nejauno Džekio pavadėlio styga, ar ryški ir viršugalvį kaitinanti saulė, o gal panašaus amžiaus nežinoma berniuko draugija praktiškai nejuntamai atvedė jaunuolius ir senjoro šuniuką prie nuskendusios regatos palaikų. Tuo metu Vasė žinojo, kas yra toji regata, tačiau nebuvo tikras, ar tai būtent šis mamos pasakojimų laivas. Čia, apleistoje uosto krantinėje, su smėlio užpiltais kadaise buvusiais mediniais rąstais sutvirtintais šlaitais, žaliuojančių vandenių, kuriuo nuosmukio lygį liudijo likę jau sudžiūvę dumbliai ant pačio laivo borto, kurio viena pusė buvo pakilusi virš vandens ir žinoma, pats laivas, ar kažkas labiau panašaus į kažkada plaukėjusi tikro betono pastatą, kuris čia beveik vienu savo šonu buvo paniręs po vandeniu ir tik paskutinio jo aukšto grindis žemiausioje vietoje lietė vandens paviršių. Berniukui kėlė siaubą. Staiga jis pasijuto labai nutolęs nuo namų, tačiau aplink knibždantis vaikai, kurie nuo aukščiausios krantinės vietos buvo pasidarę gal 2 lentų pločio ir kokių 3 metrų ilgio tiltelį, kuris siūbavo jiems einant į visas pusės, Vasiai apimtam jau įprastos baimės taip pat žadino smalsumą ir dar kažkokius jausmus, kuriuos tuo metu, dar būdamas visai nepatyręs, negalėjo paaiškinti savo pačiam. Jis tik klausė savęs, iš kur čia galėjo atsirasti tiek daug vaikų, juk regis jie ėjo per kalvotas pievas, kur nebuvo jokių gyvenviečių. Jis stebėjo tą sambrūzdį. Visai maži vaikai lakstė krante, didesni jau buvo užsikeberioję ant pačio skenduolio viršaus ir vaikščiojo kadaise buvusio restorano stogo, kuris gana stačiu kampu leidosi žemyn į vandenį paviršiumi. Dabar jis matė, kaip tik ką šalia stovėjęs Morisas, pastvėręs savo šunį į glėbį, be jokių dvejonių perbėgo medinį lieptelį ir žaibo greičiu atsidūrė ant pasvirusio šono skenduolio denio. Vasilijus Petrovičius nebuvo toks drąsus ir būdamas vienas pats niekada neišdrįstų tokiam žingsniui, tačiau čia buvo jo gyvenimo nuotykis. O ir aplink lakstė mažesni už jį vaikai, kurie tai užbėgdavo per tas lentas ant laivo, tai vėl grįždavo į krantą. Juolab ir atgal, vienas jis grįžti nenorėjo, o gal ir kelio nerastų. Teko rizikuoti. Rizikuoti savo sveikatą ar net gyvybę, nes plaukti jis nemokėjo, bet nebuvo kelio atgal.
Taip vėliau savo jausmus prisiminė Petrovičius. Jis priėjo prie lentų. Tada pamatė, jog vienas jų galas padėtas ant kranto buvo paslėptas smėlyje, o kitas tiesiog laisvai kybojo ant regatos denio kraštinės. Pradėjęs eiti, jis pajuto, jog lentos lenkėsi nuo jo svorio. Tada pamanė, jog geriau būtų eiti 4, ypač kai apačioje už gerų 2 metrų matai tik žaliuojantį vandenį. Morė pamatęs Vasę ragino jį paskubėti, o tuo pat metu garsiais šūksniais tą patį darė ir kiti vaikai, stovintys jam už nugaros, kurie neramiai vis trypčiojo ant to pačio lieptelio visai šalia jo. Tuo metu, kaip ir tada, kai Vasilijus pasakojo man šią istoriją, jis suprato, jog beveik viskas, ką jis gyvenime darė, visi jo neapgalvoti ir net labai apgalvoti poelgiai buvo atliekami ne dėl savęs, o dėl kitų. Tad ir tą kartą jis vėl nejučiomis atsidūrė ant pastato denio, pajautęs stiprų jo pakreipimą žemyn. Tuo metu, norint eiti laivo grindimis, jam reikėjo sutelkti jėgas kojose, tam, kad tiesiog nenusiridenti žemyn į vandenį, nugrimzdusio šono pusėn. Tačiau būtent šis laivo bortas, kuris buvo tarsi nubrėžta riba tarp sausumos ir nežinomo gylio vandens, atskirtas jau parūdijusio metalo turėklo linija, tuo metu tarnavo pačia gražiausia šio skenduolio dalimi. Nuo jos kraštinės buvo matomas uostas, kurį regata nuo krante stovinčių praeivių žvilgsnių dengė kitą savo pusę. Buvo matyti seni aukšti karinių laivų bortai, kurių siluetai atsispindėjo saulės nušviestame žaliuojančiame vandenyje. O ir pačio laivo dydį galėjai pajausti būtent iš šios vietos. Greičiausiai ten buvo šokio aikštelė, kurios suskirdijusio linoleumo grindis dabar kartkartėmis švelniai skalaudavo nuo praplaukiančių laivų pakylančias bangos. Būtent tą akimirką, kuomet Vasilijus stebėjo šiuos nuo vandens atsispindžių pagrindinėje laivo salėje šokančius saulės zuikučius, jo apdriskusių sienų fone, jį užplūdo prisiminimai. Prisiminimai apie tą ankstyvą rytą, kuomet grįžęs tėvas pranešė, jog regata nuskendo. Ir dabar, kuomet nebėra tėvo, jis stovi tos regatos denyje. Jis suprato, jog tai būtent šis laivas, būtent ši salė, kur įvyko pirmoji jo tėvų pažintis. Grįžęs namo jis neprasitarė motinai apie savo kelionę. Tačiau dar ne kartą užsiropždavo ant šio laivo denio, ateidavo vienas, be jokios palydos, bet jau nieko nebijojo. Gal kartkartėmis šliauždavo 4 per tą savadarbį trapą, tačiau čia galėjo pabūti išties vienas ir kartu pasinerti į praeitį, pasijausti esąs su šeima. Jis vaikščiodavo po tamsias ir apleistas regatos sales, pusiau nugrimzdusias po drumzlinu praeities vandeniu, ir prisiminimuose grįždavo į tas dienas, kuomet kiekvienas jo tėvo atodūsis atrodė lyg paskutinis, kuomet jis klūpantis ant kelių prie jo lovos ir padėjęs ranką ant jo plaukuotos krūtinės skaičiuodavo pastarosios pakilimus ir vaikiškai melsdamasis prašydavo Dievo, jog tai dar nebūtų paskutinis įkvėpis. Ir tuo pačiu per ašaromis išvagotas akis buvo matyti viltis, jog tai galinti būti pabaigos akimirka ir išsilaisvinimas, kurį savo protu jis vijo kuo toliau. Ir štai regata. Ji pradėjo skęsti ir tik tuo met Vasilijus ją atrado. Vėliau jau, kuomet ji buvo taip gerai neprieinama niekam kitam kaip tik Vasijai, jis galėjo pažvelgti į praėjusių dienų šešėlius. Iš šalies, į dienas praleistas kartu su tėvu. Pagaliau laivų kapinėse nuskendęs laivas, tai buvo paskutinis atsisveikinimas su tėvu, kuomet jis sugebėjo paleisti nuoskaudas užgniaužtas giliausioje savo širdies kertelėje. Juk tą laivą, kaip ir tėvą, jis artimiau pažino tik jam esant prieš mirtinėje būsenoje. Tik tuomet tėvas atrado laiko sūnui, tačiau šis plaukiojančio kadaise restorano pasinerimas į dumblų prisidengusią bedugnę buvo galutinis Vasilijaus atsisveikinimas ne su regata, o su tėvu. Ir svarbiausia savęs paties išlaisvinimas.